Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą ir prenumeruojat, ačiū, kad spaudžiat patiktuką, ačiū, kad komentuojat. Kuo nudžiugins mūsų rytojus, labai greitai pasakysiu. Kortos didelės gražios, įsirinkit, kaip jūs mėgstat. Šitas norėjo abi, tai tegul ir būna abi. Va, ir skaitau po vieną, įsirinkit, jau įsirinkot. Tai va. Pirmasis variantas eis pailsėt. Visiškai susiklosti situacija, kad jūs turėsit laiko pailsėt, jūs jau pavargot per tas šventes visai. Jau su visais pašnekėjot, su visais padainavot, su visais pašokot, pakalbėjot apie viską, visus pamaitinot, indus suplovėt, grindis išsišlavėt ir viskas, ir jėgos baigėsi, ir daugiau jau jūs nenorit švęst niekiek, ir einat pagulėt, pasėdėt, nežinau, visiškai atsijungt nuo visų ir duot savo visišką ramybę. Ir jūs gausit tą ramybę, visi svečiai jau išėjo ir patys ten miega, pavargę, visi pažįstami jau paskambino ir patys nuėjo ilsėtis ir dabar jūs galit atsisėst, užsimerkt arba neužsimerkto žiūrėt. Ką jūs norit ir ramiai, giliai kvėpuot. Geriausia išjungt telefoną ir užsirakint duris. Va, ir tai jūs nudžiugins be abejonės. O antrasis variantas taip mėgsta savo darbą, kad jis dirbs toliau. Gal jūs nespėjot kokių užsakymų įvykdyti iki kalėdų, gal jūs kažkokį užsisakėt kursą ir nespėjot perklausyti, tai dabar klausysit čia tam, kad pakeltumėt kvalifikaciją ir dirbtumėt dar geriau ir dar geresnių rezultatų pasiektumėt. Jūs dirbat gerai, jums moka gerai. Jūs populiarūs tarp klientų ir visi klientai jūs giria vieni kitiem, jūs kažką labai puikiai dirbat, veikiat, už tai jums gerai sumoka, jūs jau pašventėt sočiai, jūs jau pasiilgot savo darbo ir einat jo daryt. Ir tas darbas jūs džiugina. Puikumėlis. Taip, o trečiasis variantas turės ar neturės, bet norės apginti savo nuomonę, savo teritoriją. Tai, ką jūs jau pasiekėt, norit ir išlaikyti. Gal tai kokia viršininko vieta, gal tai tikrai kažkokie sportiniai pasiekimai, gal tai, bet kokie pasiekimai jūs ėmėt ir pamanėt, kad kažkas bandys jūs nuversti nuo to pjedestalo. Gal niekas ir nebandys, greičiausiai taip ir bus, bet jums atrodo, kad jūs turit būti pasiruošę apginti savo tą viską, kad jeigu kartais kas, jūs neatiduosit savo pozicijų. Ir neatiduokit, nors aš turiu įtarimą, kad niekas jūsų ir nepuola. Bet kartais atsiranda tokia energija, kad jūs ir nepuolami bandysit gintis. Irgi labai linksma. Jums reiškia energijos dar liko nuo švenčių maratono. Ir jūs dar galit jaustis gerai, atsakingai ir linksmai pakovot už save. Ir vėl magas. Vakar tikriausiai, tiksliai neprisimenu, bet galėjau būti magas ir vakar. O magas sako, kad jūs galit viską. Kaip magas ir kam jisai ir sukurtas. Jūs gausit viską, ko užsinorėję, jeigu jums kas nors prieštaraus ar bandys neatiduot, tai jūs pasimsit patys. Jūs turit ir burtų lazdelę, ir turit visokių priemonių, visokių paruoštukų, špargalkių. Kitokiu būdu
kitokiu būdu, pasitelkus savo gudrumą, pasitelkus savo meilumą, pasitelkus savo griežtumą. Gauti, paimti, atimti, nusipirkti viską, ko jūs norėsit. Stebėkit rytojaus dieną, kaip jum tai sekasi, kaip jūs viską gaunat, ko panorėję. Na, ką čia ir be pridursi. Ir naudokite savo šitą jėgą, šitą galią, bent jau vieną dieną, jeigu ne visą laiką. Tai jūs turėtų labai pradžiugint, aš manau, ir taip ir bus.